Seimo teisininkai kritiškai vertina konservatoriaus Evaldo Jurkevičiaus siūlomą pataisą, kuri prireikus leistų paprasčiau patraukti baudžiamojon atsakomybėn teisinį imunitetą turinčius generalinį prokurorą, ministrą pirmininką, ministrus ir Seimo narius. Pataisas, kurios leistų prasikaltusius generalinį prokurorą, ministrą pirmininką, ministrus ir Seimo narius perduoti teisėsaugininkams, nelaukiant, kol bus panaikinta jų neliečiamybė, parlamentaras Evaldas Jurkevičius Seime užregistravo praėjusią savaitę. Pasak jo, inicijuoti tokias pataisas jį privertė konkretūs pavyzdžiai, kuomet dėl nusikalstamos veikos įtariamiems Seimo nariams pavyko išvengti atsakomybės vien dėl to, kad Seimas nepritarė jų neliečiamybės panaikinimui. Konkretus pavyzdys pono Evaldo Lementausko. Jisai yra įtariamas pagal baudžiamąjį kodeksą dėl korupcijos. Tačiau Seimas nepritrūko, dabar tiksliai negaliu įvardinti, kelių Seimo narių balsų, kad būtų nuimtas imunitetas. Ir šitoj vietoj aš tikrai labai esu sunerimęs, kad ateityje tokie dalykai nepasikartotų. Antras dalykas, už baudžiamojo kodekso pažeidimus, tai yra neikas, kuris mato baudžiamasis kodeksas, aš esu įsitikinęs, kad kaip ir kitų šalių patirtį turint galvoje, kad automatiškai netenkama imuniteto ir pradedamos bylos baudžiamasis atitinkamam asmenim, kurie naudojasi to imunitetu. Pataisa, kad generalinį prokurorą patraukti baudžiamojon atsakomybėn pakaktų prezidentės sprendimo, nelaukiant, kol tam pritars Seimas, kritikuoja parlamento teisininkai. Esą pataisa akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai. Konstitucija yra įtvirtinta, kad generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu. Todėl manome, kad Seimo pritarimo reikėtų ir tokiais atvejais, jeigu norima jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Dar akivaizdesnį prieštaravimą Konstitucijai teisininkai žvelgia siūlomose pataisose dėl ministro pirmininko, ministrų ir parlamentarų. Konstitucija yra įsakmiai pasakyta, kad ministrą pirmininką ir ministrus, tai yra vyriausybės narius, Seimo narius, taip pat teisėjus galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti arba kitaip suvaržyti jų laisvę tik tai Seimo sutikimu. Jeigu tai vyksta tarp Seimo sesijų, tai prezidento sutikimu. Pasak teisininkų, norint, kad viskas vyktų taip, kaip siūlo Jurkevičius, pirmiausia reikia keisti Konstituciją. Tačiau Seimo narys tikina sieksias, kad Seimas rudenį jo pataisas svarstytų.